Latvija ir Estija vis tiek buvo vokiečiam pavaldžios valstybės, žodžiu, pradėjo kurtis daugybę liuteronų. Tai va dabar... Nu, atvykom į Latvijos miestelį Agluoną, čia prie tokios bazilikos unikalios, katalikiškos, labai didžiulį teritoriją. Tokius neturi nei Lietuva. Jeigu įdomu, einat arčiau, jeigu neįdomu, pasiliekat gale. Gerai, susitarėm? Nu ir ko, tai dabar žiūrėkit, pradžiai. Labai toks neįprastas dalykas. Atrodo, kaip ir vartai senoviniai, ne barokinio stiliaus, bet ten va truputėlį aptrupėję tinkas ir matosi, kad plytos tai jau visai nesenovinės, ne, kad visos yra šiuolaikinės. Lygiai taip pat va šita koplytėlė. Nu, akivaizdu, kad koplytėlė yra pakelės koplytėlė. Tai va, tai kaip dabar taip įdomiai gavosi. Už to sodo, ne, matot, yra toksai baisus dalykas, tie sovietiniai triaukščiai pastatai. Tai sovietiniais laikais, aišku, bazilikos teritorija buvo užstatyta, jinai buvo tokia labiau pasislinkusi į tą pusę. Tai va, tai kai 90 metais bazilika, nu, kažkaip jau viskas, jau baigė sovietinę okupaciją, reikėjo kažkaip grąžinti tą visą bazilikos dydį į teritoriją. Tai va, tai dėl to viskas buvo šiek tiek paslinkta į šitą pusę ir šiek tiek ta visa architektūra vidinė šiek tiek išsikraipė. Dabar einam į vidų. Tai va, visoje šitoje teritorijoje faktas visi 50 000 žmonių nesutilps. Ne? Jeigu ir sutilps, tai jau labai jau susispaudę. Ir dabar pažiūrėkit, bazilika tokio dydžio, nu tai faktas 50 000 maldininkų nesutalpins. Todėl kaip visą laiką buvo daroma. Va šitas va metalinės konstrukcijos buvo skirtos tam, kad kai būna atlaidai arba jau kažkokie ypatingai garsus svečiai atvažiuoja, va ten buvo pastatomas altorius lauke ir kalbama, pasakojama per kolonėlės įsigirti. Tada žiūrėkit, kiekvieni vartai tai yra stacija. Ne? Tai va tom stacijom, va taip ratuku visi maldininkai tuo metu ir vaikšto. Dabar teritorijoje yra ne tik tai, kas yra viduje. Kiekvieni vartai yra stacijos, tai maldininkai vaikščioja ratu per šitą didžiulę teritoriją. Tai va, tai visai atrodo ir padaryta visai yra kaip Golgotos kalnas. Gerai, dabar pats statinys. Pats statinys yra vėlyvasis barokas. Ir kas įdomu yra, kad Latvijoje yra labai mažai barokinių statinių. Tai va, tai pamatysit vidus ir išorė šiek tiek skiriasi, kadangi vidus toksai yra, nu jau grinai, nesuklysti pasakydamas, kad barokas. Viduje yra primaišyta daugiau architektūrinių stilių, plus yra labai daug altorių. Taip pat yra krypta, į kurią dar nusileisim. Krypta yra paversta šiuo metu tokia nedidelė bažnytėlė. Nu ir esminis dalykas, va čia va šone yra Dominikonų vienuolynas. Tai Dominikonų vienuolynas kaip tenai atsirado? Dominikonų vienuolyną pačioje 17 amžiaus pabaigoje įkūrė vienuoliai iš Trakų. Tai va, tada pastatė medinį paprastą. Medinis paprastas ir šalia buvo bažnytėlė, kur yra lygas tik tai lauko altorius. Tada nusprendė, kad visgi ne, reikia statyti normalų rimtą. Tai va, tai 1760 metais pradėjo ir per 20 metų visą šitą kompleksą, tai yra bazilika, vienuolynas, nu ir visa ta aplinka, kuri atrodė iš kiek kitaip negu dabar, buvo sukurta. Tai va, tai dydis įspūdingas. Lietuvoje kažką panašaus niekur, nesat nematė tikrai niekur panašaus niekur. Dabar su vienuoliu. Moteris kartais klausinėja, vienuoliai yra. Dydis šios bazilikos tai įspūdingas. Lietuvoje tokios nėra šventyklos tokio dydžio. Tiesiog milžiniška. Čia šone vienuolynas
Ir svečiam kambariai, kur atvyksta piligrimai visokie apsinakvydyti. Kai buvo atvykęs popiežius Jonas Paulius II, tai čia buvo susirinkę maldininkų, katalikų virš 200 000. Dydis įspūdingas. Visi eina į tualetą po kelionės. Keliaujam prie Mindaugo paminklo. Tiesa, labai ilgai važiavom, nuo 5 ryto, kai išvažiavom, tai va, tik ten 11, po 11 ir atvažiavom. Gal geriau būtų patogu išvažiuoti 12 nakties, tai būtų 6 kokia jau čia Latvijoje ir tada visą dieną Latvijoje, bet nežinau, kodėl jie taip neorganizuoja, kad šeštą būt čia jo, kad išvažiuoju 12. Čia kažkoks irgi postamentas. Tai va sutikau porą pažįstamų, moteris, kuri kartu dirbom, Daivutė, ir paskui ponas Vaštas, kur eina su skrybėlė, jisai iš mano krašto. Tai va, tai štai paminklas Mindaugui. Jo, jinai yra neščia ir jo, jie turėjo du sūnus. Netgi labai skirtingi vardai, vienur tokius vardus žymi, kitur tokius vardus žymi. Nu, nesvarbu, bet kuriuo atveju jie neišlikę. Tai va, tai kaip dabar gavosi, kad čia atsirado paminklas Mindaugui ir Mortai. Tai yra Bistrampolio dvaro dovana. Autorius yra Vidmantas Gilikis ir jau 11 metų šitas paminklas stovi čia. Kodėl jisai pavaizduotas kiek kitaip negu Lietuvoje? Lietuvoje jisai vaizduojamas kaip valdovas. Ne? Čiagi jisai vaizduojamas kaip šeimos žmogus, todėl kad yra spėjama, kad šita moteriškė Morta Vaidilutė, bet čia vėlgi yra tik tai spėjimai, yra kilusi iš šitų kraštų. Dėl to, kad Mindaugas ją čia susirado maždaug ir jam čia tas paminkliukas ir pastatytas. Dabar kaip buvo? Kad, nežinau, gal jau ir dabar netyčia yra atsirado tas dalykas ant dienų. Tai planas yra toks, kad čia padaryti pagrindinę Latvijos kunigų katalikų seminariją. Kad jie čia visi susirinktų, nes vėlgi... Ten tolumoje matosi gimnazija, tas didžiulis pastatas, atrodo kaip dvaras koks. Bet atėję planas nori padaryti kaip kunigų seminariją Latvijos. Tik tai šitam regionui katalikų bažnyčios, dar kai kur viena kita stovi, bet aišku pagrindė viskas yra liuteronai. Tai va, ir dar toksai klausimukas.
Ar kai buvom ten užlipę po stageliu, pastebėjot, kokia yra struktūra viso šito, viso šitos aikštės. Senųjų viduramžių vietų. Užtvankės ir radialinio bažnyčių visas gatvės. Gerai, einam tolyn. Čia kapinaitis ant to kalno. Kaip minėjau, va šitie visi vartai, kur didžiuliai. Čia jų yra daug aplinkui, tai čia yra stacijos. Teritorija tai išprojektuota kaip puslankis, žiūrint nuo katedros pusės, ir nuo katedros eina kaip spinduliai šitie takeliai. Tipo, jie mūsų laukia, bet tegu laukia. Mes radom savo objektų. Tai va įdomu, kas čia tokia galiu ateit papasakot. Tai veda, kur aš neįdomu. Veda, kur mums neįdomu. Mhm. Gal čia tokia kaip Marija vaizduojama. Čia kokiu, kaip sako, prašo kokius tam vaikeliu gal pasirodė čia. Ta Marija. Tai vagidas netvedė iki čia, nepapasakau, ką čia reiškia šitie vaikeliai. Ką čia reiškia šitie vaikeliai. Kaip sako, čia daugiau niekad nepapulsi, tai va. Nebent su kokia kompanija, jeigu kas norėtų, taip tai. Čia toksai skverelis su statulom. Čia gal tikriausiai kokius Marijos vaizduojamus. Na, einam į vidų katedros. Ar čia bazilika, kaip sakė. O net yra ir kavos aparatas atsigert.
Čia daug sakyklų, jos išnešamos, kaip būna daug žmonių į lauką ir žmonės, kad galėtų visi atlikti išpažintis. Jau pradeda lyt. Šįmet vasara tokia, nepasirinksi oro, kada keliaut. Dabar užėjo tokie lietaus dienų, savaitės, gali būti mėnesiais lyt. Ir šiemet nepasirinksi. Smarkiai nelyja, toks krenta, tik tai, kaip sako, liaudis sakydo, amaras toksai krenta. Dar nelietsargių nereikia. Bet svarbu, kad ne karšta, per karščius tai irgi vaikščiot. Štai čia šalia to šventyklos yra, sakė, labai šventas, sveikas šaltinių vanduo. Tai va prisipilsiu vandenuku, parvešiu namučių. Čia labai gražus dar dievų statula. Ir kačiukas Rickus. Kic, kic, kic. Kic, 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 Rickau. Rickau, kic, kic, kic.